Kaip matot, miestas po truputį bunda. Labas rytas, mėly televizijos žiūrovai. Kaip visada su jumis kiekvieną sekmadienį ponas Justulis. Ir šiandien mes esam Džedžių saloj, Pietų Korėja, 8 beveik ryto ir varom į aukščiausią Korėjos kalną. Nusimato neblogs žygis, kadangi nėra taip anksti autobusą ten, kur važiuoju. Tai išsikviečiau taksiuką, teks važiuoti su taksiuku, iki kur prasideda takelis. Bus maždaug apie kokias 8 valandas rimtą pumpavimą. Pasiėmiau permitą, leidimą, duok dievę, kad viską ten teisingai suspaudžiau ir pavyks man ten praeit pro tas patikras, nes šitą sistemą viską turi užsiregistruoti, prisitukinti, eiti ten tinkamų takiukų, baram. Žodžiu, 2 kilometrų aukštis, rimts visai žygis, bus daug laiptukų, manau, bus daug pumpavimą, kupriniuks pakraut, vandeniuką turim, užkrims turim, biški kažkuo. Svarbiausia gera nuotaika ir nesveiks šaltis. Važiuojam. Matos ten tolumoj vandenins. Gražu žiūrėti. Čia mano viešbučiuks, toks biški keistuolis. Čia mano hostelis, toks biški keistuolis, nieks neaišku. Bet visai nieka, paprasts. Užeisime vidų grįžę, dabar jau nebėra kada. Nenoriu čia visų žadinti, rytą atsikėliau, jau kiti išvarė kažkur ankstyviai irgi, bet da buvo miegančių, tai žinai. Tink, tyliai išslinkau, apsirengiau, viskas. Atsigėriau vandeniuką, nebuvo laika nei kavyti, nei ten kažkokiem sneksiukam, pusryčiukam, ne. Šį kartą skipinam visą tai, greitai užpumpuojam, pavalgysim grįžę. Ką kol kas pastebėjau šitoj šaly, kad žiauriai daug elektrinių mašinų, kaip nebūtų keista, ir žiauriai daug baltų mašinų. Kaip tik 2 stovi. Anyways, tai va kažkaip toks keis sutapims, čia gal ir kažką čia reiškia. Nebuvo da kada nei laiką aiškintis, nei norą, aišku, nelabai man čia įdomu tos mašinas. Bet jo, daug elektrinių mašiniukų, tai visai smagu matyti, kad čia jie juda su savo kūrybos Teslom visokiom. Ir autikai, ir mikriukai, ir šiukšlių mašinas, žodžiu, visokios. Nu, tipo, gerai pajudėję, jie čia technologijose į priekį. Opa, atvažiuoja mano taksiuks jų. Good morning. Dabar 20 minučių važiuoti. Jo, tai iki 8 maždaug būsiu vietoj. Nuo 8 pradėsiu žygiuoti, duok dievę, kad viskas sklandžiai, nes čia pergyvenu dėl tų leidimų. Nieks neaišku. Tadam. Kiek suprantu, jau atvažiavom. Nuo kur pradėsim žygiuoti, reikia viską išsiaiškinti, kas čia vyksta. Matau žemėlapis, ant kiek čia viskas aišku, nieks neaišku. Kur mes esam, kur labiausiai nutrinta nuo piršto yra. O čia jaučiu. Tai mums tiesiai kažkaip reiks varyti ir po to, sakiau, grįšiu kitų kelių. O čia. Ok. Plius minus aišku iš tikrųjų. Ką? Ui. Važiuojam. Here you go. Okay, and have we prepared the crampon? I don't think I need. But if we want to the summit, Yes. You are required to wear them? Okay. Yes. Okay. But I want to go to the summit. Summit is covered with much snow and ice. Okay. So I need to rent this? There's no rent place. Okay. 1 minute later. Prasideda. Išsiaiškinu, žodžiu, vėl čia sistema, nu kaip nervuoja, persigandė kažkokie. Žodžiu, yra taip, kad bet kramponų, bet tų ambatų tokių, kur užsided metaliniai, negali lipti ant viršūnės, kažkoks checkpoints bus prieš patį viršų ir tipo negalėsiu ant pačios viršūnės užlipti, nors ten beveik jau ten 100 metrų bus likę. Nu what the hell, kaip aš tokių nesuprantu, nu čia jie ekstra super mega safety, nu ir taip toliau. Nusiraminkis tokai, viskas gerai, mėgaukis tiesiog takiuk. Gamčikiai tikrai tokie įdomi, tie augaliukai tokie visur, va, visur, kur tik akis mata.
Nu, sunervina čia mane žodžiu. Eilinį kartą. Nu, šita šalis jau manęs turėtų nebenustebinti, kad čia viskas ant tiek sustiguota, sistema ant tiek turi veikti, viskas, va, negali nukrypti, nebiški, nu, žodžiu, mažai laisvės. Eilinį kartą susiduriu su šita sistema. Nu, nieka, nebesinervuok. Viskas bus gerai, mėgaujame žygių tiesiog. Čia įtariu visą laiką, va, tokiais va takiukais ir eisim. Tobulais. Kas ten? Gal ten būn vandens lietaus sezoną. Tokia panašu, kažkokias uolas. Čia kažkokia kiliminė danga patiesta. Vėl žina, ką jinai reiškia. Pirmas šiandienos tiltukas. Kaip iš pasakų toks miškiuks. Kas čia per? Matot? Kaip reils. Važiuoji, gal čia kažkoks traukiniuks, vėl žino. Bajeris. Gal čia galima atsisėsti tokį vagoniuką ir važiuoti. Esu matęs videkų. Pasiklausykit gamtos. Kiek suprantu, prasideda laiptukai. Žiauriai šalta. Laiptukai, dabar čia jau be galo jų bus. Savanorių, čia vargu savanorių, reikia savo vis priminti. Žiauriai šalta, rankas laikyti net tą kamerą. Apie 0 laipsnių kalnuose čia. Aš toks nelabai pasiruošęs, vakar nusipirkau antkaklį. Biški geriau, nes gerklį ragą sergu jau 2 savaitę. Niekaip neišein pasveikti. Ir dar dabar nauja problema prisideda veidui, lūpom, nosį ir ragas yra. Nuo vėja, vėl žino, nuo šalčia. Skauda, suskirdęs kažkoks. Prisižaidęs čia būsiu, vėl žino. Tikiuosi, kad praeis. Gal užgrūdinsiu nieką tokį. Akmeniukais grįstas kelias. Visai jaukiai. Kol kas labai patinka. Tokioj gamtoj, tokioj apsupty dar nesu buvęs. Tokia keista ir šitoj pusė, ir šitoj pusė. Žemėlapis jau nuėjau vieną kylą. Galėsiu pakilti tik tais iki čia, va, man atrodo. Daugiau jau, kad reikia kažkokių tų kramponų, žodžio, ant batų. Vis dar piktisim, nu kaip taip sugalvoj. Biškis sniegiuka yra. Viskas, pasaulio pabaiga čia. Safety first. Ai. Antras šios dienos tiltukas. Nice. Laiptukai. Kylam į viršų, kiek čia galim tiesiai eiti. Gi į kalną susirinkom lipti. Iš po Nepalą, iš po Himalajų. Čia tokie kalniukai, manau, kad bus vaikų žaidimai. Daug revių suskaičiau, tai reiškia, kad rimts žygis. Bet visi skirtingai suprantam tą savoką. Sunku, rimts. Pažiūrėsim, išsiaiškinsim tuoj. Dabar jau procese vyksta. Eina savo. Ir rankas nesveikai šal. Nugarą užšlapė nuo kuprinės. Nice. Kaip gražu. Sakau, dar toks nesusidūręs, aš dar su tokiu mišku. Ir saulutė po biškį lenda, čia labai svarbu. Tikėkime, kad saulutė pakils ir išsklaidys debesiukus, nes gali būti nieko. Galim užlipti ir gali būti zero matomumą. Tai tikėkime, dar labai anksti, 8 rytą. Tai manau, kad jeigu būsim viršuojant kokį 11-12, jau pats gazas turėtų būti saulėta. Šiandien orus kaip tik žiūrėjau, tai ruodavo tik šalta, aišku.
Visur tokie ženklai, kad neduok Dieve, nenuklysk nuo takelį. Oi, saulutė. Kaip gera, iškart kaip šilta. Vėjuko nėra, ramybė tokia gaiva. Pasako orelis, tai superinis šiandien žygiavimui. Tikėkime, kad ant pačią viršaus nebus ant šiaurinė vėja. Tiesiog. Trečiasis šiandienos tiltukas. Wow. Tokia ramybė, tokia ramybė. Bet va kas tas? Gal čia varo į viršų į tą savo stovyklą tie, kas dirba. Nemanau, kad čia žmonėms skirta linksmintis. Tokioj šaly kažkaip čia per daug būtų nesaugu važiuoti tokiu. Jie išprotėja, čia yra dėl to valdymą, kontroliavimą, tai manau, kad čia nelinksmybėm. Čia bus stafui, darbuotojams gal užgabenti į viršų kažką vendžiną arba emergency, jeigu kas atsitinka. Atsigeriam. Steb mane apsimet, kad nemata. Nieks nesikeičia, jau kokią valandą einu. Atrodo, kad tuo pačiu keliuku įstrigęs kažkur vis kartuojas. O, peliuks. Bet niekur nėra vandens, visi išdžiūvę kažkokie. Balas, va ten kelias yra, bet šiaip vandens nėra. Keista. Žemėlapiuks, kur esam, kiek jau nuėjom. Taip, nuėjom apie 3 kilometrus. Iš viso yra šitas kelias beveik 9 kilometrai ir jei neklystų nusileisti irgi apie 9 kilometrus. Tai bus 18 kilų čia prižygiuota šiandien. Tai dar reiks grįžti iki miestą. Dar esu susmirdęs visas, būsiu tiksliau susmirdęs ir turiu belekiek drabužių, nebeturiu net ką rengtis. Tai reik varyti skalbyklas, skalbtis, pavalgyti, misijų eiktų čia dieną, va. Aišku, nuotykių atžvilgių gali atrodyti mažokai, nes visą dieną lipsim, kaip visada. Visą dieną gamčikiai, kaip dažniausiai. Galbūt biškino poduoką žiūrėti. Bet svarbiausia yra, kad jūs tuliui smagu. Pažiūrėkit, koks grožis. Dabar su ta saulikė tai iš viso. Wow. Nerealu. Mažylė. Ką čia valgai? Total ignorancija. Vėl ženklai, do not cross, nedrįsk, negalima, draudžiama. What the fuck? Tai koks čia kilims į kalną, jeigu leidžiuosi į apačią? Bet tolumoje jau matos viršūnės, gal netgi ten pagrindinis, bet netikiu, dar aukštesnis jisai. Varom. Tai iki 10 000, tiek tai reikėjo išlysti gamčikiam, kaip visada aš pamirštu. Čia šituose šalyse žiauriai daug miestų, visą laiką vienas nesibaigiantis miestas. Bent jau toks jausmas yra čia tos gamtos, bet vis tiek visur viskas aptverta, tai kad ir čia viskas aptverta, tik tą keliu galėti, bet vis tiek taip gera. Nėra nei vieno žmogaus, tylų, jokių reklamų, jokių garsų, tik mano cypiantis balsas ir tiek. Tobula. Kažkoks slėnis. Kas čia per konstrukcijas? Tiltuks lygtais dar vienas. Ok. Tadam. Jau nebežinau, kelins tiltuks. 3 ar 4. Nerealu. Kai smagu. Pažiūrėkit. Sniegai matos dar tolumoj. Išdžiūvus.
Bet matos, ko vanduo senai nebėga čia. Kažkokiu tiktais gal sezonu, gal rudenį, vėl žino. Žiūrėkit, kas mūsų lauk toliau. Ikto. Let's go į laiptukų karalystę. Nesveika aukščio laiptukai. Reikia rimtai čia jau kojas kelnuoti. Ir. Nu, dabar tik gal prasidės lipims į kalną, nes kol kas buvo vaikų žaidimai. Jep. Tankiai visai čia tie lapuočiai apaugė, kai džiunglėse. Bet vien tie augaliukai, nu taip keista. Jau tiek ilgai einu ir nesikeič nieks. Oi. Gal ir per anksti nusprendžiau, kad čia labai easy. Trečdalį dar tik nuėjau, koma kiaurai šlaps. Šokų užstriukęs, suprakaitavęs, nesveikai. Jau kažkokias viršūnės. Smagiau daros, šilčiau. Tik debesiukai nesisklaida, vis dar cepelininis dangus. Vėl ženklas. Daug nefilmuoju, nes per daug nesikeič nieks. Visur labai panašus takiukai. Tvoras, bet jau. Kaip matot, gamčikė visur tokia pat. Tai kad jum nebūtų nuobodu, neprasukinėtumėt čia man. Pafilmuosiu, kai kažką užmatysiu įdomaus. Čia be sustojimo yra lipims laiptukais. Mačiau ant žemėlapio, kad pažymėta raudonai ale sudėtingumas. Tai va dabar tas vidurinis ruožas ir pačiam viršui. Kaip matot, jau visą laiką į viršų. Sakiau, kad kai kažką pamatysiu, pafilmuosiu. Tai va, ledukai, žiūrėkit, tokie susikristalizavę. Ir dar bajeris. Žodžiu, žiauriai keista. Jau lipu kokias 3-2 valandas ir nemačiau nei vieną vabaliuką. Nei ten tuos skrusdėlės, nei kokią nors uodą. Nieko iš vis, jokios gyvybės. Ką čia tie paukščiukai valgo? Vegetarai gal jie? Gamčikiai jau keičias. Dabar vien spigliuočiai pušikės ir tas kvapiuks. Ai. Pušyna kvapiuks. Iškart primint pajūrį. Lietuvos pajūrį, Nida, Juodkrantė. Eikta. Nu koks grožis. Pirmi sniegai. Jau esam aukščiau negu 1,2 metrų. Kadangi tas kalnas nėra aukštas, 2 kilų, pradedi nuo pat nulio praktiškai, reikia aukštai kilti. Vis daugiau ir daugiau sniega visur šoniukuose. Ponas Šaltis buvo apsilankęs nesenai. Ten iš vis balta. Jeigu tai galim pavadinti balta. Toli gražu čia iki baltos iš tikrųjų. Slidu. Okei, slidu ledas. Gal ir suprantu, kodėl reikia krampono ant kalno viršaus. Ledukai suskaldyti, reiškia, kažkas jau įėjo. Ir šalta ir karšta tuo pačiu metu. Bijau, ką gali būti ragas. Nes išsiplikinęs esu, nugara šlapia, kakla šlaps, nuo ūsų varvo vandenis. Žodžiu. Eiktų žiauriai slidu. Dabar suprantu, ką turėjo omeny. Eiktų teks eiti čia. Bus akimirkų, kai negalėsiu rinktis, matau. Neįsivaizduoju, kaip čia reiks užlipti
jeigu situacija vis prasties. Panašu, kad kuo toliau, tuo daugiau sniega. Ok, nuotykis prasidėt. Nice. Bent biški kažkokia tikimybė užsigaut, nukrist. Nice. Vien sniegai prasideda. Rimti reikalai. Daug jėgų labai kainuoja, nes kas antras žingsnis špricais beveik. Kad bus sniega, galvojau jo ant viršūnės, bet kad pusiaukeliais jau prasidės. Wow. Esu šokė. Gerąją prasme, aišku. Žiemą, bėk iš kiemą. Visur balta. Koks bajeris. Antiek netikėtai. Čia net nesniegs yra. Čia ledas, viskas yra tiesiog padengta tokiu 20-30 cm sluoksnį ledu. O, apšalė. Wow. Bajeris. Man kaip šiltų kraštų žmogui pamatyti sniegą yra bajeris. Eina sau. Rimti reikalai. Mišku. Tuopala. Sniega vis daugėja. Eit vis sunkiau. Rakas. Žiauriai slidu. Bet negaliu atsigrožėti gamtą. Eiktų. Neatsimenu, kada paskutinį kartą mačiau sniegą. Kada ėjau sniegu. Nu, Himalajuose biški, bet jau ten baigia ištirptisai. Čia irgi, bet vis tiek visur balta. Kaip mato, čia sniega iš viso koks metras, gal dar daugiau netgi pripustyta. Argi neromantiškas toks takelis. Saulutė, sniegiuks. Vos nepagavau zuikį. Žiauriai užkritusias ausis. Bet neina atkimšti kažkodėl. Nesu dar taip susidūręs. Girdit? Kiek štraleliukų suvalgyta jaunystėje. Bet jau toks pušinėlis, jau jaučias, kad esam kažkur gan aukštai. Ir matot, žiūrėkit, tvoros koliukai. Tai pažiūrėkit, kiek čia sniega. Sakau, koks metras minimum. Ai, biški mažiau, nu pusę metrą, nu nesvarbu. Čia jau mažiau, ten buvo giliau. Bet jau jaučias, kad čia medžių viršūnės, gyvybės mažiau. Tai klasikinis požymis, kad artėja kalną viršus. Tas artėja, aišku, irgi čia dar nieks neaišku. Manau, ką valandžiukė kelia. Jau apie 2,5 einu, gal net 3. Gaila nieka nesimata, visur užstoja medžiai. Kur mes čia esam? Įdomu, ką pamatysim užlipę. Kol kas atrodo, kad rūks toks visai. Bet gal dar prasisklaidys, nes saulikė jau ridinėjas. Beveik savo zenite saulė jau. Ui. Ar tik nebus ten pons spiglys? Nieks neaišku. Kažkokį jau čia prieinu punktą, nes žmonių daugiau jau biški dasivijau. Ir žiūrėkit, kaip ir minėjau, išsklaidėm visą mistiką, visą nežinomybę. Ne toks, kokį įsivaizdavau, bet panašus. Traukiniuks. Kam jas įskirts, nieks neaišku. Ok. Kažkokią punktą daėjom, kas čia yra, nieks neaišku. Pailsėjimo stotelė. O manau, čia į viršų keliuks toliau. Biški pravedinam kojikės, bliuzoną, maikę,
nes kiaurai šlaps ir reiks sugalvoti, ką daryti. Ten keliuks yra į pagrindinį kalną, dar sakė 1,5 valandos. Ir čia visi jūt su bambatu tais metaliukais. Aš jų neturiu, kaip patys suprantat. Ir yra čia patikros punkts. Ir čia reiktų rizikuoti, iš tikrųjų, neaišku, čia rizikuočiau, kad prigautų, ar rizikuočiau savo gyvybę labiau lipdams, bet aš nežinau, ar galiu atsispirt pagundai, nežinau, pasėdėsiu, biškį pagalvosiu, ką daryti. O girdi, žiūrėk, visi filmuoja, kas čia toks yra? Kai voveriuks kažkoks, bet ne voveriuks. What? Išgąstina, aišku, atėjai iškart su kamera, tiesiai į veidą, kai spjaučiau. Pasistiprinam biškį. Kažkokį sudžiūvusių šokoladuką. Ir manau, kad bandysim vyniuoti į viršų. Visi čia su laizdikiam, su tais metaliniais pakūstais, bet aš kažkaip įtariu, kad įmanoma, čia ir be jų yra. Pabandysim. Jeigu labai nesaugu, arba čia kas nors išgins, apsisuksim ir grįšim visada. Visada galima apsisukti ir grįžti. Vaizdeliai neblogi, tikrai. Įdomu man dabar, daug ten tikrai to sniegą, ledą. Pusę kelio realiai dabar per tą sniegą lipau, tai nežinau, ar gali būti blogiau. Tai reikia rizikuoti, jaučiu, nieko nebus. Mano vidinis Indiana Jonesas man neleidžia tiesiog eiti į apačią. Nors irgi bus visai smagu, nes eisiu kitų kelių. Bet nepasiekti viršūnės. Jau Taivane nepasiekiau viršūnės. Dabar čia, man čia širdis skaudu, smūgis tiesiai į paširdžius. 1 minute later. Nu ką, aš jau prasmukau hebra pro punktą. Dabar galim ramiai varyti. 1,5 valandžikės sniegais. Aišku, čia man jėgų kainuos N kartų daugiau negu su tais metalais ant kojų. Bet, dalis nuotykė čia yra. Jau vien tas, ką prasmukau. Negaliu patikėti, kad taip smagu yra laužyti taisyklės. Tikėkime, neprisidirbsiu čia dėl to. Kaip mato, čia kažkada galėjai eiti, bet dabar... Saugumą jaučia minimaliai. Tikiuosi, kad pavyks išlikti gyvam. Ne pirms, ne paskutinis kart. Jie čia gal sniegą neturėjo, nežino kaip elgtis. Mes vaikystėj duodavome sniegais. Eiktų. Vasara, visiška vasara. Pasižiūrėkit. Koks grožis gamtos. Koks grožis. Saulutė šviečia. Žmonės va prieki juda. Jėzai su kramponais, karoči, ir lenkiu juos. Nu, tokių yra situacijų, kur reiktų kramponų, pavyzdžiui, čia į apačią leistis. Menki malonumai, bet aš suvaldęs esu. Adrenalina fanatiks. Aba. Šokė, moteris iš paskos vėl eina. Šokė, čia pamačiusias, ką aš išdirbinėju. Reikia apslidęs, kad jau manis nepaskūstų. Bet ant tie gerą nuotaikėkį praslydau. Čia kliūtis. Eiktų savo. What? Jau taip turi judėti, smeigt kulnus. Nu, jeigu čia viršui bus dar ekstremalių, neįsivaizduoju. Laiptukais į apačią. Ką mes čia turim? Upeliuką su vandeniu. Šaltinėlis, klausykit. Wow. Va čia tai jo. Va čia tai jo. Ar tik ne dar viens tiltuks?
Eiktų, drebulys toks, kad ir didelis. Suspension bridžas. Visada smagu eit per tiltuką. Visada, nesvarbu, didelis, mažas, ilgs, trumps, visada. Kas čia dedas? Sniegai. Bet man dabar tiek yra azarts apėmęs, kad vaikų žaidimai čia, bet kokie lipimai. Net surimavau. Slienis. Pilks toks, gamčikė dar tik bund, pavasaris, sniegai tirpst. Nėra dar kol kas gyvybės. Tai kur čia tie sniegai, nepraeinami keliai, tam informacijos centre čia tiek prigazdina. Kol kas laiptukais judi. Eiktų. Tokie vaizdeliai pašuoniai eina savo. Tuobula tiesiog. Žiauriai daug jėgų atim per sniegą eit, per ledą. Kažkada buvo laiptukai, dabar pusiau tokie. Biški laiptukais, biški sniegais. Laiptukai kaip visi nuzulinti nuo tų apkaustų. Biški kvapą atgauti, pasigrožėti gamtą. Davai. Nėra galo. Koma. Į aukščiausią šalies kalną laiptais lipi, absurds kažkoks. Negalėjo tiesiog gamtos takelių padaryti. Gamtą palikti gamtai. Ne, tai gerai, kad liftą nepadarė. Į tai buvo lifts iki vidurį realiai tas traukinuks. Prisimastė žmonės, sakau, tualetai, vidury kalną, kam, pamyžai, krūmai, visio. Parduotuvė kažkokie punktai kažkokie, Nejaugi viršus. Žiūrėkit, nebesimatau medžių. Mėlyns dangus tik tais. Nejaugi. Medžių viršūnės pasiektas. Belika tik krūmynai. Esu čia. Dar žiūrėk, 1,3 kilo. Yra dar ką paeiti. Ir nekreipkite dėmesį į mano nagus. Pamirštu nusikirpti jau kokį mėnesį. Čia viskas, žiūrėk, debesyse paskendė. Wow. Nemažai čia jau mūsų žmogeliukų, matau, vien čia kokie 7. Paskutinis pušas, kiek suprantu. Tuobula čia tokiu keliuku eiti. Iš vis uoga. Aišku, pumpavims nesveiks, kojikėm jau ragas, bet šiaip tai eiktų. Apie kokius čia nesaugumus buvo kalbama. Iš vis jau čia saulutė ištribdžius tą sniegą, plius jokia vėjuka nėra, tai varu už pablizoniuką. Tikiuosi neperpus, nesusuks kokios nugaros arba sprandą, nes dažniausiai aš tokiom situacijom prisimandravuoju. Paskutiniai porą 100 metrų. Vėjuks jau kyla, reiks tuo striukę dėtis, nes čia galiu prisižaisti. Žvarboka. Jo, čia jau pačiam viršui vien sniegs ir tikrai sunku lipti. Eik tu da. Čia jau ragas. Eik tu da. Gerai, kad nagai nenukirpti. Įsikabinau. Davai, Justelė, tu gali. Davai. Opa. Oi. Eiktų. Saugumą tai čia minimaliai. Kokie medžiai čia. Tiksliau, kas iš jų belikė. Tokie stiebai.
Nebedaug belika, neįsivaizduoju, ar ten, ar čia. Bet jau užuodžiu finišą tiesiog. Kaip iš pasakos takelis. Kada čia baigsis? Eiktų. Už kiekvieną pasakyk, galvoju, gal jau daba. Į toliau. Leistis jaučiu bus smagu. Manau, kad ant užpakaliuką bus porą kartų atsisėsta. Kur buvęs, kur nebuvęs. Laukts, nelaukts. Matyts, nematyts. Pats Pongalas ant. Viskas. Ten viršūnė. Nebedaug belika čia da. 20 koks minučių pumpavimo į viršų. Wow. Tie debesai tai masiav kaip jūra. Tokie minkštučiai atrodo. Tiek daug jų. Čia jau ta stotelė. Eina sau. Let's go. Virš debesų, kaip smagu. Pasižiūrėkit. Ten matos tas checkpoints, kur praslinkau. Debesyse beveik paskendęs. Wow. Viskas, jau jaučiu. Jau dabar tai tikrai jaučiu, kad šalia esam. 1 minute later. Tuna. Dar reikia lipti viršų. Bet čia nesiskundžiu, negalvokit. Mėgaujuos. Nenoriu, kad baigtų. Norėčiau, kad visą laiką reiktų lipti viršų. Vėjuks didėja, šaltis didėja. Rizika susirgti. Plaučių uždegimų irgi didėja. Nice. Dabar jau tikrai viskas. Jau tiesiog orė tvyra. Viršūnės kvaps. Eina savo, kaip gera pasiekti viršūnį. Klausykit. Esam virš debesų. Ir mum po dešinė krateris šitą vulkaną. Nemažai čia žmogieno girdi, aš nežinau. Kokį buvau, gal 10 sutikęs. Wow. Čia gali filmuoti ir filmuoti. Bet ilgai nebūsim, jaučiu, nes vėjuks rimts. Tikimybė didėja susirgti. Ir čia šiaip nėra ką veik, šalta. Žmonių milijonas. Galite pasižiūrėti, kiek žmonių. Ir jie čia visi lauk nusifotkint prie akmens. Aš tai tikrai nelauksiu. Nufotkinu ką nors besifotkinant. Kur nors galim prisėsti, biškį užkrimsti. Ir varysim toliau. Tikiuosi, kad kitų keliukų reiks grįžti. Netgi jau matau ženklą. Atsisėdau, čia visai vėjuko nėra. Užtoj matyti tie turėklai, tie laiptai. Nice. Biškį pakimarinsim. Šuokam biškį iš batų pravedinti, nes ten kas dedas. Jau mano batai nebeišvedinami. Jau šitą kelionę jam paskutinė yra mesim lauk, nes užkontaminuoti maksimaliai. Biškį pravedinam kojikės. Nieka neturiu užkrims, tik tais 2 bananiukus. Ir atsigerti turiu, tai nenumirsim badu. Grįžę varysim iš kartą po dušų, pavalgyti, arba gal pirmą pavalgyti, po 2 po dušų, priklausomai kaip smirdėsiu, nes dabar jau vanėlinu taip, kad, sakau, šit skalns jau užkontaminuots. Baisiausia, ką vyras gali daryti, tai viešai valgyti bananą. Žmonių vis daugėja, eilė vis ilgėja. Šiaip saulikė visai gerai šilda, bet tik atsistoja vėjuk žiauriai supuč, kol sėdi nice, bet prie kraterį jau grožėtis jau yra ką veikti. Bet norisi jį žiūrėti. Ir pažiūrėkit debesiukai plaukia iš visų pusių. Tobula. Paskutinį kartą čia parodau viskas. Da biškį pasigrožiu pats ir leisimės po biškį į apačią. Gyvenims teisės čia negali taip imti stovėti ant kalną visą laiką. Toliau gal kokių nuotykių dar rasim. Aš ištroškęs esu nuotykių iš po Taivaną. Čia Korėjoje ramybės, pensininką nuotykiai. Noris
Vat, kas čia per ruožas? Turėklai, bet neturėklai. Akmenis. Nice. Biški toks ekstremalesnis atrodo. Gal netyčia išsisuksiu kokią čiurną. Da, kažką. Okei. Man patink. Opa. Bet yra prieki trukdžiai, negaliu skubėti. Negaliu gravitacijai leis dirbti. Ne viens aš matau čia, taip judu, prieki manęs irgi. Toliau skrendam laiptukais, vėl paprastai. Ui, gal nefilmuosiu visą laiką, pataupysiu jūsų laiką tiksliau. Ką tas čia girdit? Atbulinių ein kaip krabs. Bandė matricą apsukčiaut, ne. Viskas, beveik įlindom į debesis. Galbūt šalta iš tikrųjų, bet aš jau apsirengęs viską, ką galiu. Ant kalną su šaliu. Tai manau, kad nebus šalta. O jeigu bus šalta, tai ką, užpampuosim nesveikai. Okei, prasideda sniegai. O, biški rizikos bus dabar. Nice. Šokė žmonės mane pamatė, ką aš išdirbinėjau. Kaip lipau viršų, buvo šokė, ką be tų apkaustų einu, taip į apačią dabar skrendu. Šokė. Miškų keliukais jau skrendu. Eik. Eik. Tokius lenkimus raunu, žinokit. Kam tos pačiūžas? Ragas. Nežinau, čia taip greičiau. Žinau tik vieną, kad taip smagiau. Tuneliukais. Vėjukas svarbu nėra. Tobula. Paukščiukai čiulba. Čilinu. Pats pasakiau, tik po to supratau. Vos kvapą gaudau iš tikrųjų. Skrendu, belia kaip. Porą zuikių pagavau. Žiūrėkit, debesiukai juda. Esam paskendę dabar debesyse. Jaučias, kai lindom į debesiuką, taip sutema. Šaltis, drėgmė, bet nieks nesikeičia, sniegai vis dar juda. Bet žiūrėkit, kažką priejau, viskas. A čia jau viskas? Ką čia svaikstat? A čia jau viskas? Aš dar tik dabar pradėjau jaust. Oi. What? Negaliu patikėti. Biški tokiais. Pasirodo, čia tik pusiaukelė, čia checkpoints kažkoks šitą takelį, kuris mums jau nebeaktualus, jau einam į apačią. Žiema, bėk iš kiemo. Ką aš svaigstu? Vaiktų, tai aš dar tik čia esu. Dar čia tolims kelelis. 1,3 km, 1,7, 4,1, tai dar čia kokie 6 km. Negaliu atsidžiaugti sniegu, jau čia kartuojos, nežinau kiek. Skrendu tiesiog. Op. Pukšt. Vienintelis dalykas, kas yra, tai ragas su batais. Vienus turi, o kiauri šlapi. Tešlynai kažkokie prasideda. Jau čia sniegai ištirpinėja beveik. Balos, blemba, visas kelnes jau netgi šlapės. Ai. Reiks skalbyklos būtinai šiandien, bet kaip reiks skalbtis, tai aš iš po triusiukų turėsiu stovėti. Nu žodžiu, čia dar nesugalvojau iki tiek, kaip čia reiks padaryti. Grįžtam vėl tuos pačius žaliuosius neklaužadas. Kas čia tokie yra, taip ir nesužinosim, per daug nesigilinsim, bet jie čia gerai užvaldė yra šitą kalną. Viskas, paskutinis ruožas. 4 kilometriukai. O po to jau neaišku, ar ten tranzuoti, ar su autiku. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Baigsim žygį, bus įveikta jau maždaug apie 17 kilų. Primeskit.
O dar tik bus diena įpusėjus, nu jau kokias 3 bus dienos. Dar reiks ten, dar bus vaikščiojimo. Manau, kad jau kai sustosiu, jau bus koma. Tai negaliu sau leisti sustoti, turiu grinai grįžti iki viešbučiuko, greit nusipraust, tada pasiimt drabužius, varyti išsiplaut. Ir tada jau kai atsisėsiu į kavinikę pavalgyti, viskas jau manau, kad nebeatsikelsiu. 1 kilometriuks lika, jau viskas, jau jaučias, kad einam civilizacijos link. Takiukai lygiai, platieji. Aišku, ant tų žodžių dabar vėl kažkoks biški šabakštins, bet nieka, viskas jau, sakau, kilometriuks. Tadadadam, tadadadam, tadadadam. Civilizacija. Yeah. Ne, iš tikrųjų smagu buvo, žiauriai, geras tikrai žygis, 18 beveik kilų. 3 valandas dienos, kojom ragas, ne tik dėl to, kad skauda, bet ir šlapęs, susmirdusias, visas smirčių, suprakaitavęs, noriu praustis, noriu valgyti, visko noriu, žodžiu, not gyvenims. Bet reikia išsidžiovinti batus, gal išeis su tuo, jeigu nusimaučiau. O, atsisėdau, tai koma. Reikia bandyti šokti iš batų, kažkaip juos prasipūsit, biški bent, nes taip smirž, taip juos ten sušutusias yra. Kas man yra su tom kojom mirtis, visiškai, sakau, reikia eiti į autobusų stotelę, liktais matau ten, pasižiūrėsim, gal kažką galim įsiaiškinti, kaip čia, ką čia, kur čia. A jūs neatkreipėt dėmesį, kad vien baltas mašinas, didžioji dauguma, čia gal yra kokia taisyklė, jos gal gamtai kokios patvaresnės, ar koks ten tas žodis. Ką parats rodo? English. Jeju bus už 9 minučių 281. Tai nice, net nereiks tranzuoti. 9 minutės čia nieko, biški prisėsiu ir kadangi turiu nusipirkęs kortelę, nereiks zuikių važiuoti, čia bairis, žodžiu, trumpai taip galiu išvemti. Kiekvieną kartą lipęs į autiką, apsimesdavau, kad susimokėdavau, tipo, kažkokią programėlę, lipei, parsisiunčiau, neveik man jinai, bet prie vairuotojo ten ale kažką spaudau ir taip, tipo, tai nueinu ir nesusimoku, bet kažkaip širdį jau pradėjo skaudėti, savaitę laiką čia taip jau spurdu, kažkaip nusipirkau kortelę, pasipildžiau, tai dabar kaip žmogus, kaip pilnavertis, pilietis, važiuosiu viešuoju transportu. Kaip ir minėjau, dabar reikia varyti į Džedžių, iki miestelio, greitai iki viešbučio, iki hostelę, praustis, labai noriu praustis, visas toks lipšnus, esu smirdantis. Kas šalia manęs autikė sėdės, tai ragas. Čia net nebesvarbu, iš tikrųjų, ar šalia ar ne šalia, mano kojas taip dauža, kad aš taip sėdėdams užuodžiu savo batus. Tai ką kiti tada jaučia? Siaubas. Žiūrėjau, mano autikiuks parskut. Išbanginsim kortelę. 이번 정류장은 아라동 주민센터입니다. 다음 정류장은 남국원입니다. 제주특별자치도에서는 현금 없는 버스를 운영하고 있습니다. Tadam. Autobusų stotis. Jau lūžinėjau važiuodams ir tik pradėjau lūžinėti, jau kai nebedaug beliko, jau liko 10 minučių iki stoties, jau toks ragas realiai yra. Kažkaip dabar nupėdinti iki viešbučio. Siaupas. Baisu net pagalvoti apie ėjimą dabar. 20 minučių ėjimą. Eina savo. Tada pasimsim daiktus ir vėl eisim kažkur. Šiaip manau, jau nuotykių baisiai daug nebebus. Na, aišku, tokie va, kažkur po miestuką, gal kažką pamatysim, netyčia, gal kažkur užklysim, gal kažkas atitiks nelaimė, kokie dar kažkas, visko gali būti. Bet šiaip jau, manau, pagrindiniai nuotykiai šiandienos jau baigti. Kasgi čia? Išdžiūvus upė, bet nice atrodo ten. Mini kanjoniuks. Įsimečiau gyvenamąjį rajoniuką tokį. Visi tvarkingai, kaip miestelis, tvoras, 2 aukštų namukai. Labai viskas čia civilizuotai.
Labai viskas paprastai. O girdit prie jų Night Riderį. Kaip toks ultravioletiniam spinduliam atsparus aparats. Nu, wow. Norėčiau pamatyti jo šeimininką, manau, irgi turėtų būti Dildo is Massive. Keista, kažkaip labai mažai žmonių. Keli vaikšta, tokie kažkoks apmiręs miestas. Nors jau kaip ir sostinė šitos salos. Bet taip jau vangiai kažkaip. Bet gal gerai, man tai iš tikrųjų da geriau. Šiaip tik keistai atrodo, kažkodėl įsivaizdavau Korėją perpildytą žmonėm, bet gal visi jie sulindė į Seulą. Pirms dalyks, ką grįžęs padarau, tai aišku dušas ir iškart po to koldreksą reikia vairuoti. Nes jaučiu jau gerkliai ragas, toks apspangęs, aišku, čia užpumpavau, nes veikai nebuvo kada dar atsikvėpti, pavalgysiu, manau, atsigausiu, bet koldreksą irgi reikia viniuoti. Tadadadam, tadadadam, erdvėlaivis mano. Pagaliau, eina sau. Gerai, nurovė čia tas vaikščiojim šiandieninis. Bet viskas, ramybė. Šlykštalus palieku čia iškart prie durų. Opa. Hello. Čia toks hosteliuks, toks įdomesnis, kaip matot. Mano kambariuks antram aukšte, bet čia mačiau kažkokių yra keistų večikių. Virtuvikė, kaip priklauso. Šaldytuviuks, dar turėjau bananą, va mano bananai. Kas viršui dar nebuvau užlipęs. Pažiūrim prie to pačiai. Išeksplorinam viešbučiuką. Neaišku. Ai, čia čilint večikį. O, ant stogo galim užlipti. Nice. Man čia savo batus reiktų atnešti, nes čia saulė dar šviečia. Ką mes čia pamatysim ant stogo? What? Nu, troll čia viešbučiuks, tai visiškai. Tadam! Jūra! Biški palengvėja grįžus, kažkaip, jau žinau, ką vietoj, dabar biški nereiks eiti. Pailsėsiu, atsigersiu vandeniuką arba čikės, nusiprausiu, manau, ką atsigausiu. Tai visas tas misijas įvykdom ir varom valgyti, nes ragas yra, iš tikrųjų nevalgiau visą dieną. 2 bananus ir kažkokį sudžiūvusi šokoladą, čia nebesąmonė. 5, 8, 3. Opa! Tadam! Mano kuklus kambariuks, lovytė. Tikiuos nieks neguli. Ledas. Viskas. Saugiai sugrįžom gyvi. Tadam! Nusiprausiau, apsirengiau viską, ką turiu švaraus. Tai paskutinę maikę, marškiniukus, kur net nebuvau užsidėjęs, šortus ir galvoju, gal net teks nuvokti tapkės ir varyti su tapkėm, nes kojinės visas smirda. Nebent šokčiau susmirdusias kojines ir susmirdučius batus, tada išsiplaučiau viską ir grįžčiau gal basom kojom, nusiplaučiau kojas ir visi drabužiai kaip būtų švarus. Gudras. Aik, tu iškart koks šaltis. Reik šokti kojinaitės į tuos susmirdusius batus, blecha. Tai tu, blėt, baisu tiesiog. Eik tu su marškiniukais, kažkaip kietai taip jaučiuos, toks stiliovs. Na čia taip gali būti, nes aš jaučiu, gali būti, nes aš iš po kokį, nežinau, 2 metai neperku šis, aš niekad naujų drabužių, visą laiką vaikštau, jau atkreipė dėmesį. Taip pat akiniukai pasikeič kartais, kepuriuks, kas dar gali pasikeisti. Nežinau, nebent kas nors ką nors atiduot man, ten bliuzoną, ką nors triusikus, kojines.
Tai nieko nesiperku, dabar nusipirkau, nes šalta buvo, iš tikrųjų galvoju pasimsiu, kad nesušalti. Į dabar taip užsidėjau naują erą, saulės era, toks, eiktų. O taip gerai yra nusipirkti savo drabužį kokį nors. What the hell? Radau skalbyklą, kelias minutės, 10 minučių, gal 7 mano žingsniukų. Tai viską išsiskalbsim, pasėdėsim valandžikę, pačilinsim ir tada varysim užkrimst, ką jau daugiau. Nieko per daug nenoriu su maistu eksperimentuoti. Rytoj skrydis, daug reikalų rytoj ir nefilmuosiu. Rytoj transportacijos logistikos dieną. Į kitą večikę varysiu, jau sekantį videką pamatysi. Tai kad taupyti jūsų laiką čia tuos lėktuvus, oro uostus, autikus, traukinius, tai vis kipina. Biški tokiais. Reikia pamatyti ir tikrą Korėją, ne tik tais kaip iš atvirukų. O kelio darbai kažkokie kaip visada. Metro, ką čia traukiniai, autobusai, kažką čia stanta, vienčin. Ne, ekspertas esu, nenoriu šūdą malti visada kaip dažniausiai. Bet vis tiek malu. Man atrodo, mano skalbykla čia. Aišku, ji nedirbs dabar. Čia įstatymus laužau, šokinėjau per tvoras. Opa! Sveiki! Keist pinigėlį reikia. Okei. What? Kai kazinki. Išuok net iš kojų. Viskas paprastai. Važiuojam. Nu davai tada drabužiukai geros centrifugos, pasilinksminkit. O ką man dabar veiks? Esu basas, be kojinių, su smirdančiais tik batais. Taip va įsispyręs. Žiaurų, žinokit, nukvapstai jau gal net jūs per kamerą užuodžiat. Kol plaunus drabužiukai, čia užtruks jaučiu pusę valandos. Reikia paguglinti, pasidomėti, kur čia galėčiau nuvaryti užkrimsti. Viskas įlaukti, sėdėti. Tada dar reiks dėti į džiovyklę drabužius, dar pusę valandos laukti. Bet bent jau būsiu švarus. Tada iš karto apsirengsiu šiltus drabužius, kelnes, bliuzoną, striukę, kepuriuką ir galėsim varyti valgyti. Koks gudras esu. Skalbims atlikt, dabar beliko išdžiovinti. Žiaurų šaltį, čia skersvėjai pučiau, duris uždariau vienas, čia kažkas ateina, atidara vėl. Jeigu susirgsiu, tai what the hell, ant lygios vietos. Ne ant kalną kažkur, ne nuotykiuose, skalbykloj. Jo haidį, Jėzas be kojinių, be padukų. Excuse me, dar 7 minutės laukiu šalti. Negyvenims. Alkant, sušalęs, pavargęs, vienišas, nu va. Dėl vienišas tu juokauji. Viskas, tadam. Da biški toks drėgnas. Triukė da jaučias tokie drėgna, daiktai biški tokie da drėgni, tikėkime, kad ten jie nesupelys kuprinį. Bet nieko, nesvarbu, išsiplausim da kartą. Gerai, kažkur toli neinam. Tai patį pirmą rausim restoraniuką, kavinikę, whatever. Užkrentam ir viso, manau, šiandienai užteks. Ir tai čia gal jau nuobodu. Parašykit komentarus, iš viso čia apsimok tokius, pavyzdžiui, dėt, kaip aš trolinu save miestį, ar čia niekam neįdomu. Spyst uždaryta. Arba čia tiesiog visur gal toks stilius yra, kad užtamsinti langai, nieko nesimata. O, kažkokia večikė open, matau, varom. Toks meniu, neaišku, ką gausi. Ką laukiam, mistikos. Čia gali būti arba labai skanu, arba iš vis nevalgom. Nu, ką padarysi, tokie jau tie meniu visiškai neaiškus, net su vertėju neišverčiu, iš vis kažkokias pievas, šiandien tokių žodžių angliškų nežinau. Nu, bent jau vandeniuką pakelkim taurę, tikiuosi neapsitriesiu. Pala, tostą pamiršau.
už nesklandumus ir sklandumus tuo pačiu. Greičiausiai kažkoks sultinuks ir, karočią, kaip sushi kebabsą girdi. What? Toks rutulys. 대통령 윤석열 탄핵 소추안은 가결됐음을 선포합니다. Opa, viskas ištuštinta buvo. Primeskit, išsiaiškinu, kas čia yra. Pavadinimas yra kebab. What? Beveik kebabs. Sushi kebabs. Bet toks keis, bet kadangi alkans buvau, taip suėjo, va, dabar suotus, davolins, varau ilsėtis. Viskas, jaunimėlis, viskas. Prinotikiavom, prisivažinėjom, prisivaikščiojom, privalgėm, prisiprausėm, prilaukėm, pristovėjom, prisėdėjom, nu viską, ką jau manoma, priveikiau per vieną dieną. Aišku, dar galėčiau kažkur pasivaikščiot, bet čia kaimas, čia nėra ką veikti. Visas gatvės vienodas, pusiau apleista, čia kažkaip viskas taip jaučias į tiek. Tai negaištam nei jūsų brangaus laiką, nei mano brangaus laiką. Varau ilsėtis, krautis dalykus ir jo, manau, kad krisiu tiesiai į lovikę ir jau iki vakarą gulinėsiu, atsigersiu, va, arba čikės teraflų, pamiršau išgerti, va, reikia išgerti. Į tiek. Matot patys, kad čia nieko iš vis. Čia grinai kaip toks industrinis miestas, nu kaip Panevėžys, koks sakyčiau, va toks va man būtų apibūdinimas, taip įsivaizduoju Panevėžį. Mašinas biški kažkur važinėjai, žmonės keli vaikšta, bet šiaip nieka iš vis nevyks, nieka. Tik tais, kad jūra šalia, bet šalta, jau baisiai prie tos jūros eit, tai jau pasuokim šiandien viskas. Jeigu jau dažiūrėjot iki galą, patika, nepatika, galite išsireikšti laisvai komentarų sekcijoje, visada laukiami ir laikai, šerai, skraibai ir susimatysim, kaip ir visada greičiausiai, kitą sekmadienį. Davai, laikykitės, kaimiečiai.